Aš susitikau žmogų, dabartinį savo vyrą, labai atsakingai supratau, kad noriu su juo gyventi ir noriu su juo turėti vaiką. Ir labai stengiausi ir mes stengiamės ir nieko mums neišėjo. Ir va tada aš pradėjau labai galvoti ir suprasti, kad tai yra pasekmė to, kad aš nužudžiau. Mane sustabdytų pokalbis su draugu, protingu paskambinčiau ir kad draugas pasakytų, žinai, nedaryk. Pokalbis su mama, kad man kažkas pasakytų, viskas bus gerai, susitvarkysim, viskas bus gerai. Aplinka, žmonės, tai yra žmonės, kurie sustabdo nuo to. Ir kad dar man kas labai padėtų pasižiūrėti išgyvenimus kitų žmonių. Aš atsimenu tik tai vieną momentą, kad buvo labai daug kraujo ir paskui reikėjo nulipti. Sako, jūs nenulipsit, nes man jau reikėjo daryti vietinę narkozę ir aš nukritau nuo tos kėdės. Ir aš atsimenu, kad aš kažkaip pasižiūrėjau ir ten buvo kibiras su atsiprašau, su mėsom, tai va. Viskas yra žymiai paprasčiau. Mes patys tik tai galvojam, kad griūs pasaulis, bėgs, niekas nesugrius. Viskas eis sava vaga, tik tai šalia bus dar kūdikis kvepiantis pienu. Ir tu būsi mama, kur kažkada žiūrėsi jį ir sakysi, va žinai, aš tave kažkada ruošiausi nužudyti, o dabar va, tu esi jau toks didelis.